Šį video pirmiausiai skiriu moteriams. Ir būtinai persius, pasidalink juos su savo drauge, kuriai galbūt šiandien tikrai reikia prisiminti savo galią ir jėgą. Žiūrėk, mieloji, mes ilgą laiką gyvename pasaulyje, kurio taisyklės buvo kuriamos vyrų. Karjera, politika, verslas, pinigai ir visa kita. Ir moterims teko prie tų taisyklių labai stipriai taikytis daug metų. Europoje pirmoji valstybė suteikusi moterims pilną politinę teisę balsuoti ir kandidatuoti į parlamentą tai buvo Suomija. Ir tai buvo 1906 metai. Tai yra labai neseniai. Vos šiek tiek daugiau nei prieš 100 metų. Iki to laiko mes moteris labai dažnai buvome tarsi priedas prie vyro. Neturėjo moteris labai teisių, nei laisvių, nei kažkokių realių, tikrai didelių galimybių savarankiškai kurti savo veiklas, realizuoti, turėti savo pajamas ar turėti įtaką. Žinoma, istorijoje buvo tikrai išimčių. Karalienės, valdovės, aristokratės ar tos moteris, kurios turėjo įtaką ir netgi sprendė valstybių likimus. Bet tai buvo vienetai. Daugumai moterų ilgą laiką pagrindinis galimybių langas į pasaulį prieš kokius 100-150 metų visą tą laiką buvo ta galimybė vienintelė. Gerai ištekėti. Ištekėti už žmogaus, kuris pirmiausiai nemuš, bus kažkiek bent ištikimas ir leis gyventi, turėti tą saugų gyvenimą, saugų kažkiek ramų. O dabar pažiūrėkime, kaip staigiai ir stipriai pasikeitė pasaulis šiandien. Vos 100-150 metų. Šiandien moteris gali ir mokytis, kurti verslą, pačios uždirbti, turėti savo bendruomenę, atramą, netgi kalbėti viešai, drąsiai. Gali būti matomos, vertintos, pripažintos, kurti savo karjerą, realizuoti, turėti savo asmeninį brandą, kurti netgi online veiklą ar netgi naują kokią nors profesiją. Ir šiandien atsirado daug sričių, kuriuose tos moteriškos savybės tampa ne silpnybė, o didžiulė verslo galia ir jėga. Ne todėl, kad mes turime kovoti ar konkuruoti su vyrais, keisti kažkokias taisyklės, ne todėl, kad turim įrodinėti, kad esame stipresnės, ne, o todėl, kad šiuolaikinis pasaulis vis labiau ir labiau vertina tai, ką moteris natūraliai turi. Ir tai yra gebėjimas jausti žmones, kurti ryšį, prisitaikyti, burti, vienyti bendruomenę, matyti detalės, grožį, estetiką ir būtinai kurti pasitikėjimą. Šiame video kviečiu ir tave išsiaiškinti, kokios tos savybės mus šiuolaikinio pasaulio moteris išskiria ir kaip tai galime maksimaliai įgalinti šiandien mums naudinga kryptimi. Ypač naudinga šį video pažiūrėti tam, kad pamatytum šias savybės savyje ir įjungtum jas ir pradėtum naudoti tam, kad sukurtum puikią savo karjerą, stipresnės, didesnės pajamas, savo veiklą išplėstum, paaugintum ir pagaliau pradėtum gyventi savo svajonių gyvenimą. Tam yra visos galimybės. Taigi dabar noriu labai aiškiai pabrėžti, kokiegi tie mūsų pranašumai, kurie natūraliai mumise yra. Pradėsiu nuo pirmojo, vieno iš svarbiausio, tai yra adaptyvumas. Ši pati svarbiausia savybė, kuri mums duoda neįtikėtinai daugelį pranašumų tiesiog daryti, kurti, veikti, realizuoti. Prisimink, kaip prasidėjo COVID-as. Ne taip seniai, kasgi vyko. Dalis žmonių, vyrų, sustingo ir laukia. Laukia, kol viskas grįžt taip, kaip buvo. Deja, niekas negrįžta dabar taip, kaip buvo. Bet labai daug moterų tiesiog pradėjo ieškoti naujų būdų, naujų kelių. Ką moteris pirmiausiai pradėjo puikiai greit adaptuotis ir orientuotis, pradėjo labai drąsiai eiti į online erdvę. Tai buvo įvairių iššūkių, bet jos tai darė. Tada mano versle atsirado pirmieji online verslumo mokymai su šimtais naujų įvairių partnerių ir įvairiomis kalbomis. Daugelis žmonių pas mane prašė, kaip tai daryti, kaip prisijungti prie Zoomo, kokią sistemą naują
diegti, kad toliau verslas vystytųsi, plėstųsi, kaip palaikyti online būdu ryšį su tais pačiais klientais, su partneriais, neprarasti staiga, galų gale kaip organizuoti renginius, kai gyvai negali susitikti ir kai ant to stovėjo didžioji dalis verslų. Man teko tuo metu kurti verslių moterų bendruomenę ir tai buvo šimtai moterų padėti greitai integruotis į naują erdvę, adaptuotis. Ir būtent tada aš pasiekiau vieną aukščiausių savo karjeros lygių savo versle. Aš patekau į top 20 top lyderių Europoje. Man tai tapo dideliu šuoliu ir proveržiu. Ir nežiūrint į tai, daugelis tikrai moterų nelaukė jos, kol viskas grįž taip, kaip buvo, jos ėję darė. Ir šita savybė, adaptyvumas, gebėjimas adaptuotis, tai yra natūrali, organinė, mums duota savybė. Mes sugebėjom prisitaikyti, mes tikrai mokėmės, mes jungiamės, vieną kitą apjungiam ir daugelis moterų tuo metu darė, net jeigu buvo ir labai baisu. Aš nenoriu sakyti, kad visi žmonės reaguoja vienodai ar visos moteris, bet labai dažnai būtent moteris pokyčių metu pradeda galvoti, gerai, o ką galima dabar padaryti naujai kitaip? Jos visada ieško sprendimų, būdų. Moteris paprastai lengviau išgyvena stresą, moteris lengviau išgyvena nežinomybę, chaosą, kai nieks neaišku, tas padeda joms auginti ir vaikus. O mes dabar su jumis gyvename tuo ypatingu laiku, kai mus nuolat supa nežinomybė, nuolat aplink stresas, chaosas. Mūsų gyvenime beveik nebėra visiškai tokių saugių, stabilių momentų, kad ir kiek kalbėtumėme apie tą ramybę. Keičiasi technologijos, keičiasi socialiniai tinklai, jų algoritmai kiekvieną dieną, keičiasi gyvenimo būdas, pirkimo įpročiai, kas buvo anksčiau, dabar nebeveikia, keičiasi netgi sveikatos, geros savijautos temos, keičiasi ne tai, kad žmonės nori arba nenori mokytis, bendrauti vienaip ar kitaip ir mūsų užduotis orientuotis, adaptuoti situacijoje labai greitai. Kartais tiesiog per sekundę. Mielosios, jeigu dabar, ką girdite, jaučiate ir suprantate, kad neiššokote gal kokį nors pirmą online verslo modelio bangą, arba neiššokote ir antrą, ir trečias, atrodo, traukinys pravažiavo, ir penktas, tai nereiškia, kad pavėlavote. Junkitės dabar į verslo bendruomenės, junkitės prie mūsų Kunzėja verslių moterų bendruomenės ir aš, mūsų komandos nariai, labai greitai padėsime susiorientuoti ir susigaudyti prie būtent online ir offline verslo kombinacijos. Mūsų versle nuo tų COVID laikų mes nuolat padedam moteriams nuo ko pradėti versle, kaip kalbėti viešai, kaip įsijungti kamerą, kaip kurti turinį, kaip dalintis, kaip konsultuoti kitus, kaip išgirsti kitų poreikius, kaip naudoti eterinius aliejus savo ir rekomenduoti tai kitiems. Taip pat padedam, kaip prasmingai orientuoti ir kurti veiklą, verslą ir iš to uždirbti daugiau ir kurti stabilias pajamas bei formuoti naują karjerą. Antrasis moterų pranašumas įsidėktai savo į rankinę, į atmintį, tai yra gebėjimas kurti komunikaciją ir labai aukštas emocinis intelektas. Kas yra tas emocinis intelektas? Tikrai daugelis žinot, noriu trumpą akcentą uždėti. Pirmiausia, tai yra supratimas, ką aš jaučiu šiuo momentu ir ką jaučia mano pašnekovas tuo metu, kai jis bendrauja su manimi. Tai yra tokie mainai. Iš esmės, bet kokios komunikacijos tikslas yra tai, kaip šalia manęs jaučiasi kitas žmogus. Daugeliui vyrų tai nėra taip natūralu kaip moterims. Noriu išskirti, kad tai yra išskirtinumas ypatingas, organiškai, natūraliai esantis mumise. Prisimink, mieloji, vaikystę. Ką vaikystėje mėgdavom žaisti? Mes žaidėme šeimą, kūrėme įvairius vaidmenis, žaidėme mokytojus, aš ypač mėgdavau, mamas, parduotuvės, drabužius, namus, drauges ir taip toliau. Į ką vaikystėje orientavosi dažnai berniukai? Ką jie žaidė? Karą, tankus, mašinytės, kovą ir taip toliau, ne? Žinoma, tai nėra taisyklė visiems, bet vaikystėje žaidimai labai dažnai parodo, kokius įgūdžius mes treniruojame nuo mažens.
Moteris labai dažnai 5 kartus pasveria ir įvertina, kokias pasiekmes turi jos žodis. Ji jaučia toną, pauzes, žino apie ką tai, be žodžių supranta tam tikrus dalykus. Ji jaučia, ką galvoja žmogus, kai jis užsidaro, ar ne? Jis žino, kada reikia švelniau, kada reikia stipriau reaguoti. Daugeliu vyro tai nėra taip natūralu kaip moterims. Aš nenoriu kažkaip išskirti, kad čia vyrų, čia moterų, aš noriu pabrėžti, kad tai yra moterų išskirtinumas, kurį mes gal kartais neįvertinam, pamirštam arba neįgalinam savo naudingą linkme. Ir viena vertus, taip rezumuojant, kai tu mažiau galvoji, kaip šalia tavęs jaučiasi kiti žmonės, gali veikti drąsiau, įžūliau, greičiau siekti savo rezultatų, kalbu apie vyrų logiką, ar ne? Bet kai tu kuri komunikaciją, tuo pačiu metu tu kuri ilgalaikius santykius. Ir šiandien ilgalaikiai santykiai yra milžiniška vertė besikeičiančiame verslo pasaulyje. Ypač tokiam kaip tinklinio marketingo versle, kuris sparčiai auga ir vystosi. Aroma versle, labai daug networkingo bendravimo klubų vystosi. Ir ten visur komunikacija, kuriant ilgalaikius ryšius, tampa vis labiau ir labiau svarbi. Kodėl tai tampa vis svarbiau versle? Nes vis stipriau jaučiam tai, kad žmogus perka ne produktus. Jie perka pasitikėjimą, jie perka žmogaus vertybės, jie perka ryšį, perka jausmą, emociją, kad jie yra matomi, kad jie yra išgirsti. Jeigu prieš 30-40 kažkur metų mes galėjome mažiau galvoti apie tai, ką apie mus pagalvos kiti, kaip kiti jaučiasi šalia mūsų, nes vis tiek verslai važiuodavo, tai dabar gyvename visiškai kitokioj eroj, kitokiam pasaulyje. Į mūsų gyvenimą sparčiai ne tik atėjo, bet ir plečiasi socialiniai tinklai, socialinių tinklų reitingai, ar ne? Mes visur vieni kitus vertiname, rašome širdeles, esame vertinami vairuotojų, taksi darbuotojų, mes lygiai taip pat juos vertiname, ar ne? Vertiname paslaugas, mokymus, tampame vis labiau kaprizingi kokybei paslaugų, einame į restoranus, renkame specialistus, kurie mums ne tik kaip specialistai yra geri, bet kaip ir žmonės, artimi, kuria ryšį, mes jaučiamės komfortiškai šalia jų. O moteris, dar kartą, geba kurti ilgalaikius planus, ilgalaikius ryšius, jos geba suprasti, ką jaučia kitas žmogus ir keisti savo elgesį. Vėl grįžtame prie pirmos tos savybės adaptyvumo. Tam, kad gautume kitokį rezultatą, jūs žinote, kad aš esu moteris, bendruomenės įkūrėja, vadinasi, jeigu man prieš tai nesigavo kažkas, aš turiu koreguoti savo veiksmus, tai yra adaptyvumas. Šiuo metu mano organizacijoje yra virš 7000 moterų visame pasaulyje. Ir man labai įdomu stebėti, kaip moteris geba kurti bendruomenes, net įvairių kalbų bendraujančias moteris, kuriuose pagrindinis tikslas nėra kažką nugalėti, įrodyti savo pranašumus, įveikti vieną kitą. Esmė, kur 7000 bendruomeniai moteris susijungusios, jos susitikinėja viena su kita, jos susitinka tarptautinėse konferencijose, jos važiuoja į svečius viena pas kitą, jos daro kolaboracijas, dalinasi patirtimis, pataria viena kitai, tiesiog padeda versle ir dosniai dalina savo patarimus. Tai yra didžiulė galia ir jėga. Ir moteris tai daro labai natūraliai ir organiškai. O dabar pažiūrėkime šiek tiek, kiek mūsų yra tokių panašių viena į kitą. Einam į trečią pranašumą, tai yra grožis. Pranašumas grožis ne šiaip sau sako, kad grožis gali išgelbėti pasaulį ir pilnai tam pritariu. Moteris turi unikalią savybę, kad bet kokiam amžiuje ji gali atrodyti nuostabiai. Žinoma, šiandien vis daugiau vyrų taip pat labai rūpinasi savimi, bet moterims rūpinimasis savimi, estetika, kūno pojūtis, detalės, atmosfera dažnai yra daug natūralesnė kasdienybės dalis. Ir tai vėlgi, tai yra mūsų tampa
vis stipresniu pranašumu šiandien. Aišku, išvaizda kaip grožio detalė tikrai jinai prisideda prie to, kad mums tai padeda kurti verslą, kurti pasitikėjimą mumis, bet grožis yra daug kitų svarbių detalių, ne tik tai kaip mes atrodome. Bet svarbu mums mokėti daryti makiažą, mokėti susitvarkyti plaukus, pasirinkti savo tinkamus drabužius, rūpintis kasdien savo kūno. Moterims būdinga, kad kasdien mes paskaičiuojam, kiek žingsnių praeinam, rūpinti savo oda, tiesiog pradėti šiandien tai daryti intensyviau, savo laikyseną, savo ištvermę. Ir reikia nepamiršti, kad tai yra mūsų natūralus pranašumas, net jeigu iki šiol galbūt jaučiam, kad per mažai rūpinome savim, labai laiku galima tą pradėti daryti, nes tai yra mumise. Tai yra mūsų organinė savybė. Būkime atviros. Po 40 visos galime atrodyti pavargusios, jeigu savim nesirūpinam kasdien. Bet moteris turi daug daugiau įpročių, priemonių ir noro sugrįžti į savo tą gerą tonusą. Ir tai yra mūsų stiprybė. Mes turime milžinišką kiekį įvairių priemonių tam, kad bet kokiam amžiuje atrodytume ne gyvenimo nualintos, o gyvos, prižiūrėtos ir gražios. Ir čia nepamirškim, mums labai gražiai padeda eteriniai aliejai. Būtinai tik aukščiausios kokybės. Nes grožis nėra tik makiažas. Grožis yra būsena, mūsų energija, mūsų natūralus kvapas. Grožis yra mūsų namų atmosfera, kaip mes juose jaučiamės, iš kur mes kūrėme verslus. Grožis yra tai, kaip tu įeini į kambarį, kaip tu kalbi, ir kaip žmonės jaučia tave, kaip tu jautiesi savo kūne, kaip tu pasirūpini savimi prieš svarbų pokalbį, Zoom, seminarą ar pasirodymą. Man eteriniai aliejai dažnai yra ne šiaip apie kvapą, o apie moters natūralų sugrįžimą, lengvą sugrįžimą į save. Ir čia svarbus momentas. Dažnai pastebiu, kad moteris naudoja savo grožį su labai ryškiu, netgi tokiu galbūt seksualiniu poskoniu, tam, kad valdytų tą vyrų pasaulį, vyrų protus, pritrauktų dėmesį ir taip toliau. Į tai aš asmeniškai žiūriu labai atsargiai, subtiliai. Kodėl? Todėl, kad moteris labai ryškių seksualumo pasireiškiančių grožių dažnai praranda arba nesukelia tokio pasitikėjimo tiek vyrams, tiek moterims, ypač kalbant verslo prasme. Paprastai tai moterims nelabai padeda kurti ilgalaikio to pasitikėjimo, brandaus, tvaraus tokio rezultato. Tikiu, kad gali būti, kad turite ir kitokią tą nuomonę, viską gerbiu, priimu šiuo klausimu, bet pasidalinau ir savuoju. Todėl drąsiai rašykite komentaruose, ar įmanoma iš tikrųjų per ryškų tą seksualinį patrauklumą ar grožį gauti tai, ko norite versle ilgalaikiai perspektyvoje. Ir ar šis instrumentas jums veikia, ką jūs apie tai galvojate, drąsiai komentuokite, labai bus įdomu. O dabar pereikim prie 4 moters natūralaus pranašumo. Tai yra daugiafunkciškumas. Tai yra apie tai, kad mes vienu metu laikome galvoje labai daug įvairių procesų ir gebame juos valdyti, kad ir kaip tas daugiafunkciškumas, multifunkciškumas beatrodytų ne visada geras ir efektyvus. Tai yra namai, vaikai, darbai, klientai, komanda, sveikata, santykiai, sportas, pasivaikščioti, valgyti, pagaminti, su drauge pabendrauti ir toks daugia kryptinis fokusas. Kai kam jis gali atrodyti labai varginantis, moters tai yra pranašumas šiandieniniam pasaulyje. Moteris vienu metu gali daryti labai daug dalykų ir gana kokybiškai. Mes ir darbelį, namų darbą su vaikais padarome, ir tuo metu spėjam ir padirbti, ir maistą pagaminti, ir namus prižiūrėti. Vienu metu mes galime galvoti, ir ką vaikai rytoj apsirengs, ką valgys, ką namie pagaminti, tuo pačiu kokią ataskaitą mums reikia padaryti, kam reikia atrašyti dar, ką reikia pakviesti, ką nupirkti arba kažkur nuvažiuoti. Ir viso to nepamirštame ir gebame valdyti ir organizuoti. Todėl čia net nėra ginčytis, kur yra stiprybė ir kad jinai iš tikrųjų yra. Tiesiog skirtingi žmonės skirtingai veikiame, ar ne? Vieniems lengviau fokusuotis į vieną dalyką,
bet daugelis moterų geba tikrai vienu metu daugelį dalykų apjungti ir gan kokybiškai tai daryti. Tenka matyti moterų ir girdėti, kad daugelis gali pasakyti, kad vienu metu aš tikrai galiu kelis dalykus daryti paraleliai. Bet čia noriu pabrėžti ir pridėti vieną svarbų dalyką. Daugiafunkciškumas tampa pranašumu tik tada, kai turi sistemą. Kai turi aiškę struktūrą, sistemą, įgūdžius ir įpročius. Nes jeigu viskas laikoma tik tavo galvoje, tada tu nebe lyderė, nebe vedlė, tu esi tiesiog nuvargęs centras. Tampi tiesiog tokiu centru, aplink kurį, pro kurį praeidinėja kiekviena žinutė, kiekvienas klausimas, kiekvienas klientas, partneris ar netgi kiekviena klaida, kuris sprendžiama tik su tavo reguliavimu. Todėl savo komandoje, savo versle aš dažnai kalbu ir nuolat kalbu apie sistemas, apie naujo partnerio įvedimą, apie 30 dienų mokymų struktūrą, apie kliento kelią, kaip taip tada padaryti, kaip mokymus organizuoti tiek apie produktą, tiek apie verslą. Daugiafunkciškumas yra mūsų galia ir jėga, bet tik tada, kai sistema padeda to pranašumo ir savybės nesudeginti. Ir dabar galime eiti prie 5 pranašumo. Pats prieštaringiausias kriterijus pranašumas, apie kurį šiandien dar pakalbėsime, tai yra gebėjimas vienytis. Galbūt jis gali sukelti labai daug įvairių juokelių, kad ten, kur daug moterų, tikras gyvatynas ir visa kita. Tuos visus juokelius ne vieną esat girdėjusios ir gal pačios net pajuokaujat, kad kuo, bet draugėmis nepasitikėk ir taip toliau. Tačiau noriu šiek tiek irgi, kad grįžtumėm prie vaikystės pradžios, kad nuo vaikystės mamos mus mokė. Niekada negalime moterims sakyti tiesos. Niekada negalima niekam atsiverti. Moteris moteriai priešė ir daug įvairių dalykų. Vėlgi, iš vaikystės visko mes prisinešėm. Aš šiandien tai matau daug kitaip. Ir tai yra mano nuomonė atėjusi iš daugelio įvairių verslų, patirčių, bendravimo su įvairiomis moterimis. Pirmiausiai, moteris moka jungtis ir vienytis. Moterių galia ir jėga yra gebėjimas rasti ryšį, kolaboraciją abipusiai naudinga linkme. Ir būtent gebėjimas komunikuoti čia yra svarbiausias įgūdis, natūralus įgūdis, kada moteris tai organiškai panaudoja. Ir čia noriu pakviesti trumpai pagalvoti, kaip mes pirmiausiai atpažįstame stiprius žmones. Dažnai ne pagal tai, kiek dėmesio tie žmonės gauna, o pagal tai, kiek stiprių žmonių nori būti šalia jo, dirbti su juo, kurti su juo, vertina ir pripažįsta jį. Mes kartais supainiojame dėmesį su realia įtaka. Aplink žmogų gali būti daug dėmesio, bet tai visai dar nereiškia, kad jis yra tikras lyderis. Aplink tikrą lyderį, įtaką darantį žmogų dažnai būrėsi kiti irgi stiprus žmonės. Lygiai taip pat moterų pasaulyje. Moteris, kuri moka jungtis į komandą su kitom, moka kurti ryšius, bendradarbiauti, kolaboruotis, palaikyti vieną kitą, dalintis resursais, įgyja milžinišką galią šiandieniniam verslo pasaulyje. Būsiu labai dėkinga už jūsų nuomonę, jeigu jūs paliksite komentare savo nuomonę apie tai, nes su tuo gyvenu labai daug metų ir tikrai esu pasiruošusi su jumis toliau diskutuoti. Ir apskritai, man atrodo, kad moterų apsijungimas, gebėjimas jungtis yra labai ypatingas. Jis nėra per kovą, per konkurenciją, kažką įveikti, nugalėti, o būtent per palaikymą, bendro lauko kūrimą, saugią erdvę, augimui, pokyčiams, per gebėjimą harmonizuoti aplinką. Čia moterų yra didžiulis pranašumas. Atkreipkite dėmesį į šalių prezidentus, karalius, įtakingus aplamai vyrus. Daugeliu atveju šalia jų būdavo yra moteris, kurios užsiima labdara, moterų apjungimu, bendruomenių kūrimu, elitų netgi jungimu, įvairiais socialiniais projektais, švietimu, rūpinimusi vieni kitais ar aplamai rūpinimusi įvairiom temom. Todėl moters vaidmuo labai dažnai buvo nukreiptas į tai, kad harmonizuotų aplinką, kad sujungtų žmonės, kad padarytų tą minkštesnę
atmosferą, sukurtų tokią aplinką, kurioje priimami daug lengviau dideli, rimti sprendimai. Ir šiandien mes, moteris, tai ypatingai galime naudoti labai skirtingai arba netgi nenaudoti. Bet dėl to pasakoju ir dalinuosi šitam video, kad atkreiptumėte tai dėmesį ir įgalintumėte savo veiklas. Moteris, kurios moka susitarti tarpusavyje, yra tokia jėga, su kuria labai sunku kovoti. Net jeigu čia ir yra švelnumas ir minkštumas. Todėl mūsų su jomis užduotis, mielas moteris, yra išmokti girdėti vieną kitą, bendrauti, bendradarbiauti, mokėti susitarti, mokėti apsijungti, padėti viena kitai, nepaisant to, kad nuo pat vaikystės mus mokė visai kitokių dalykų. Ir kaip šiandien gebėjimas jungtis padeda jums pasiekti arba galėtų padėti pasiekti didesnių rezultatų, labai kviečiu rašyti irgi komentaruose. Čia noriu dar kartą pabrėžti momentą, kad tame apsijungime moteris geba jungti sinerginį efektą. Ten, kur 1+1 nelygu 2, o lygu 11. Aš moku vieną, tu moki kitą. Mūsų bendra pažįstama ar kažkas moka visai ką kitą. Viena moka filmuoti, trečia moka kalbėti su klientais, ketvirta grožį kurti, ar ne? Kažkas moka labai gražiai organizuoti renginius, moka vesti mokymus, o dar kažkas iš mūsų galėtų mokėti palaikyti naują žmogų, jį vesti naujus dalykus. Ir mes visos kartu, nebijodamos to apsijungimo, sukūrėme bendrą naują vertę, iš kurio kiekviena gali kažką savo ir pasiimti. Todėl, kad rezultatas lygu ne 2, o 11. Šitas pranašumas, gebėjimas vienytis ir kurti kartu sinerginius alijansus, netgi nebijočiau to pasakyti, yra mūsų milžiniškas pranašumas, kurį šiandien moteriams labai svarbu naudotis. Man dėl to yra labai artimas tinklinis marketingas kaip verslo modelis, kuris pats modelis palaiko visą šitą, ką aš kalbu. Aišku, kai jis daromas elegantiškai, etiškai, profesionaliai, su visa širdimi, tai yra nuostabus modelis šiandien moteriams. Nes čia nieko naujo nereikia kažko išrasti, nereikia kovoti vienai su kita, nereikia tempti viena kitos, reikia tik mokytis, jungtis į komandas, augti toj bendruomeniai, pridėti savo vertę, palaikyti galų gale, ar ne, nekritikuoti, tiesiog pabūti šalia. Ir čia labai svarbu prisiminti, mus nuo vaikystės apgavo, mus mokė, kad moteriai nėra draugė, gal švelniai tai pasakysiu. Kai tik mes nusiėmėm tuos tamsiosius akinius, uždangas nuo savo akių ir pradedam vis labiau suprasti, kad būtent moteris moka vienytis. Ir būtent čia yra jų galia. Va tada ir prasideda tikri stebuklai. Prasideda lengvumas, prasideda turtingas gyvenimas, ko tau nuoširdžiai labai linkiu. Jeigu šis video tau surezonavo, parašyk komentaruose žodį arba jėga, arba galia. Ir jeigu norėtum daugiau sužinoti būtent apie Aroma verslą, kuriame apsijungia tinklinio marketingo verslo modelis ir aukščiausios kokybės eteriniai aliejai, kurioje jungia Kunzėja bendruomenė, mūsų verslo partnerių bendruomenė, parašyk komentaruose žodį Kunzėja, papasakosiu, ką jis reiškia, arba parašyk tiesiog asmeniškai, aš tau suteiksiu visą reikalingą informaciją. Ir būtinai persiusk šitą video draugiai, kuri šiandien galbūt pamiršo, kad jinai turi tiek galios ir jėgų viduje ir kad tai pas ją yra natūraliai, organiškai jos talentuose. Ačiū, kad žiūrėjote, kad buvote kartu, nepamirškite paspausti laiko, prenumeruokite mano kanalą ir pasimatysime kitose labai svarbiose temose.